Evangelija mus veda į Jeruzalę, į šventyklą. Ten Jėzaus tėvai, švenčiausioji mergelė Marija, tikroji ir švenčiausioji motina, ir šventasis Juozapas įtėvis, paaukoja kūdikį Viešpačiui, tarp nuolatinio žmonių judėjimo šventyklos kieme. Tarp daugybės žmonių, ta paprasta pora, rankose laikanti balandėlių porą aukai, neliko nepastebėta. Tai pastebėjo pranašė Ana. Šventoji dvasia apšvietė jos širdį, kad jie atpažintų, jog ten yra Mesijas, pažadėtasis, kurio Izraelis laukė ištisus amžius. Tauta žinojo, kad Mesijas ateis, tačiau laikui bėgant ta viltis silpo. Jie žinojo pažadą, bet jo nebeaugino. Ir štai mes šiandien švęsdami Kalėdas. Todėl turime atlikti sąžinės sąskaitą. Kaip mumyse gyva vilties dorybė? Ar turime gyvą pranašės Anos viltį, kuri šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems laukiantiems Jeruzalės išvadavimo? Būkime labai konkretus. Aš žinau, kad tu tiki Jėzumi. Žinau, kad netiki tik gimusių kūdikių ar istorinio asmens gimtadienio. Tu tiki, kad jis yra pats Dievas tapęs žmogumi. Tačiau čia slypi pavojus. Tikėti ir tuoj pat pamiršti. Kai taip nutinka, tikėjimas gali likti, bet viltis negimsta. Todėl matome tiek daug tikinčiųjų, kurie eina į bažnyčią, meldžiasi, šventė Kalėdas, bet gyvena nusiminę, nuleidę galvas, vilkdami kojas. Kodėl? Todėl, kad jie tiki, jog Dievas yra meilė, kad Dievas atėjo mūsų pasitikti. Tačiau to neišsaugo širdies atmintyje. Viltis gimsta tada, kai gyvename memoriadai, nuolatiniu Dievo prisiminimu. Prisimindami, kad Dievas mūsų aplankė ir pasilieka su mumis, pažvelkime į pranašę Aną. Jai buvo 84 metai ir ji niekada neišeidavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui dieną ir naktį. Tai mums reiškia labai konkretų dalyką. Šiandien šventykla yra mūsų širdis. Dieną ir naktį turime pasilikti Dievo akivaizdoje, kad ir kur būtume, kur tu dabar esi, galbūt atostogauji ilsiesi. Bet ar jau pamiršai Dievą? Jėzus gimė per Kalėdas, o tu jau grįžai gyventi. Tarsi nieko nebūtų įvykę. Nesistebėk tada, jei nusiminimas užvaldo tavo gyvenimą. Viltis nėra maitinama. Kalbant aiškiai, tu tiki mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Turi tikrą, tvirtą katalikišką tikėjimą. Tačiau jei apie tai prisimeni tik maldos metu, nusiminimas liks. Bet jei maldoje, sakramentiname gyvenime, išpažindamas nuodėmes ir priimdamas komuniją, vis labiau vienijasi su Kristumi ir nešiesi šią atmintį į kasdienį gyvenimą. Darbo metu, gatvėje, namuose, kur bebūtum, jei gyveni šiam memoriadai, kaip pranašė Ana, neišeidamas iš šventyklos, tai yra neišeidamas iš Dievo artumo. Tuomet esi tarp tų, kurie laukia Jeruzalės išvadavimo. Tu turi vilties dorybę ir Dievas, kuris visada yra Dievas su mumis, niekada neleis saviesiems tikėtis veltui. Tegul Dievas tave laimina.